Tai, ką Dainius kalbėjo, jis pataiko į nuotaiką ar pro šalį kalba, kaip jums atrodo? Jis absoliučiai tiksliai atsako į tai, kaip jaučiamės mes ir kaip iš tiesų yra. Man skambina žmonės vietiniai, aš esu 4. kartos lazdijiškė ir man sako, Vilmute, ar mumis suteiks tremtinių statusą? Suprantat, kaip yra tai jautru ir tragiška. Žmonės, jeigu mes paimsime istoriškai ir pažiūrėsime, tai būtent Dzūkijoje buvo ir pasipriešinimo kovos stipriausios ir tame pačiame Kapčiamiestyje. Ir kas rėmė mūsų kovotojus, mūsų laisvės gynėjus? Paprasti žmonės, tie patys kaimo žmonės, kurie dabar daromi valstybės priešais didžiausiais. Tai tiesą sakant, tai, ką gerbiamas kolega Dainius sako, yra labai tiksliai atspindi, kaip ta situacija atrodo dabar. Nes būtent taip ir jaučiasi ir bendruomenė, niekas nepadarė namų darbų ir kai dabar šiek tiek parodai pirštu, kur suklydo, ta prasme geranoriškai, neprikišamai, tai ta reakcija tokia būna, jog viskas nuspręsta ir nekaimiečiai mokys, tai nežinau, savivalda išvis palikta, kodėl nebuvo galima, sakykime, atvykti, susisiekti su tarybos nariais savivaldybės, kur yra tikrai visų politinių partijų daugumoje ir tos, kurios dabar atstovauja ir Seime, ir pozicija, ir opozicija, ir tiesiog pasakyti, pasikalbėti, kodėl reikėjo konfrontuoti tą informaciją slepiant, kodėl merė, aš suprantu, norėjo pasidaryti galbūt, ta situacija buvo tokia, kad atvažiuokit, viskas čia bus gerai ir nenumatė tokio būsimo galimo pasipriešinimo ir kad atvykit, pažadėkit aukso kalnus pinigų už įsikraustymą ir čia jūs su gėlėmis pasitiks. Tai aš tik tai priminsiu, kad tokį vieną Karliką Putiną Medvečiukas irgi buvo įtikinęs, kad atvažiuokit ir Donbase jūs ten pasitiks su raudonais gvazdikais. Tai visi žinom, kaip tiesiog baigėsi tas dalykas ir tas tęsiasi 4 beveik jau metus. Tai aš nenoriu jokių būdų daryti kažkokių alegorijų ir lyginti šitus du dalykus. Ukrainiečių kovą už savo ir už mūsų laisvę ir tai kaip poligono įrenginėjimo klausimą. Tačiau aš tik tai noriu atkreipti dėmesį į tą melą, aš nebijau šito žodžio pasakyti, į tą melą, kuris yra bendruomeniai skleidžiamas iš valstybės institucijų, iš oficialių pareigas atsakingas užimančių politikų. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad negalima meluoti, kai tu atvažiuoji ir sakai, ar tu prezidentų būdamas, ar tu krašto apsaugos ministrų būdamas, kad mes čia norime įkurti poligoną ir iš pradžių iškeliam viską, paskui iškeliam tik tai dalį, paskui dar galbūt jau nei vieno nekelsim. Čia kiekvieną dieną, kaip diena, taip naujiena. Tai Vilma, kaip tik jo. Melas, jisai skaudina ir jisai įneša sumaištį.